Sveiki, mano draugai! Čia aš, Solo Moon. Šiandien aš jums papasakosiu istoriją apie naujus draugus. Tikiuosi jums patiks. Su Betė ir Liusė. Liusė skubėjo namo. Auč! Ojei, Liusė, kas nutiko? Aš įkritau į balą. Argi nematai, kur skrendi? Aš buvau labai nusiminus. Kodėl, Liusė, kas tave taip nuliūdino? Rubi ir Maja išvyko atostogauti, o nauji vaikai su manim nežaidžia. Liusė, vadinasi, daugiau turėsi laiko man padėti. Teta Betė, nejuokinga, aš noriu žaisti. Gal pati turi būti draugiškesnė, o dabar eikime praustis. Aš labai draugiška, bet jie į mane nereaguoja. Kitą dieną Liusė susiruošė savo mėgstamiausius žaislus. Kur tu susiruošei su visais šitais daiktais? Aš skrisiu pakviesti naujus vaikus žaisti. Su radiju, na jau, palik. Teta Betė, prašau. Na gerai, bet saugok, Liusė. Ačiū. Ir ji nuskrido susirasti naujų draugų. Mes kamuolį čia. Liusė susiruošė savo žaidimus. Gal norėtumėte pažaisti stalo žaidimus? Ne, mes žaidžiame kamuolį. Okei. Niekas nežaidė su Liusė. Tiek to, paklausysiu muzikos. Aš žinau šitą dainą, verčiasi guminis meškiukas. Taip, tai guminis meškiukas. Yra ir kitų dainų. Šok, 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 šok. Ir kaip tau sekėsi? Puikiai, manau, aš suradau naujų draugų. Šaunuolė, matai, kartais draugystėje reikia tiesiog laiko. Ir bendrų pomėgių mūsų tai muzika. Ui, tu mano gudruolė. Kokia puikiai istorija, ačiū, kad žiūrėjot.